Kelmėje gyvenanti tautodailininkė Janina Peldavičiūtė neeilinė asmenybė. Visą laiką skleidus ir tebeskleidžianti, kaip teigia ne vienas kelmiškis, nenusakomą gerumo šviesą. Leona Iknendrelė, išlaikiusi jaunos mergaitės tautą, jau laukianti 90-ojo savo gegužio, Janina Peldavičiūtė traukte traukia dvasingumo šviesa. Ir norisi prie jos prisiglausti, išraudoti savo sielos skausmą, pasisemti ramybės, kaip glaudžiamės prie seno medžio, prie jo vėsios žievės. Taip apie Janiną yra rašiusi poetė Regina Biržinytė. Yra žmonių, kurie duoda mažai iš to, ką turi, ir duoda dėl pripažinimo. Ir tas slaptas troškimas daro jų dovaną žalingas. Ir yra tokių, kurie turi mažai ir atiduoda viską. Jie tiki į gyvenimą ir į dosnę jo širdį, ir jų skrynė niekada neištuštėja. Jie duoda taip, kaip mirtas slėnyje skleidžia savo aromatą. Tai per jų rankas prabyla viešpats, tai jų akimis jis šypsosi žemėje. Nu, žodžiu, reikia mylėti tą darbą jau. Mylėti, norėti, mylėti ir jeigu kam patinka gerai, o jeigu nepatinka, tai irgi, nu, ką padarys. Svarbu, kad dirbi, ką nori. Ir užimtumas žmogui, pavyzdžiui, aš dabar pensininkė, užimtumas yra būtinas. Jeigu neturi užimtumą, tai lyga, gryna lyga. Jeigu užimtumo nėra. Ir tada jau tada nežinau. Dabar kultūros namai padeda po truputį. Nu, irgi yra nora dirbti. Jeigu kam esi nors trupučiuką reikalinga, tai yra nora dirbti. Mokiaus Kelmės progimnazijoje. Nu, pirmiausiai buvo ten mokytojas, kuris man labiausiai patiko, tai Zigmas Petravičius, paišybos mokytojas. Man tada atrodė, kad jau nieko nėra įdomesnio, kaip paišyba. Labai stengiausi ir man patiko. Nu, kada baigiau progimnaziją, padariau savo darbų parodą. Nu ir gavau pirmojo laipsnio pagyrimo lapą. Nu, daugiau susipažinau su Buraču. Nu, o vėliau dar teko mokintis Kaune, dekoratorių kursuose 3 metai. Ten vadovavo Antanas Gudaitis. Nu, irgi turėjau, nu, vienu žodžiu pasiekimą tokį, kad labai gyrė mano darbus, labai gyrė. Kalbinu dailės mokytoją metodininką Arną Arlauską. Iš tikrųjų, pirmieji darbai yra itin profesionalūs. Negalima jokių būdų pavadinti tai liaudies menu, nes tai visiškai netitinka jokio liaudies meno apibūdinimo. Ir ta pilkų tonų visuma, jinai vis tik tais rodo, jos gebėjimą labai tvarkingai tvarkytis su spalva, su tonais. Matosi, kad iš tikrųjų dailininkė tuo metu, jinai gyveno labai realiam pasauly. Turbūt toks jisai ir buvo tuo metu, be jokių iliuzijų, be kažkokių tai fantasmagorijų tolimesnių jos. Ir darbai iš tikrųjų ir primena ir Nyderlandų tapybą. Tas švelnumas potėpio, tokio konkretaus nebuvimas, ištirpstantis
vaizdai, kurie po to jau sekančiam kūrybos etape buvo itin tokie išsiplėtusi, būtent tas diapazonas jos vaizdavimo būdą. Iš tikrųjų, jisai sudaro, reiškia, tokį įspūdį, kad iš tikrųjų dailininkė tuo metu daug dirbo iš natūros, jinai, kaip sakyti, gyveno realiam pasauliu. Pati autorė negali konkrečiai įvardinti, kada būtent buvo padaryti šitie 3 darbai, bet yra akivaizdus atotrūkis nuo vėlesnios jos kūrybos. Tai galbūt kai kada nieko. Norisi gerai padaryti, kai nenori dirbti, o kai nenori tapyti. Visas dailininkės mažas kambarėlis verste užverstas paveikslais. Nors ir kamuojama vis dažniau aplankančių senatvės negalių, ji dirba tiek pat daug. Todėl vieniems paveikslams iškeliavus, greitai jų vietą stoja nauji. Tapyba pavydi, jei reikia, kad žmogus priklausytų, jai visas. Yra sakęs Mikelandželas. Janinos Paldavičiūtės gyvenimas patvirtina didžiojo kūrėjo išsakytus žodžius. Kaip atsirado Lietuva, atgavo laisvę Lietuva, aš galvoju, ką reikia, ką norint dovanoti, tai jau vargingai Lietuvai. Reikia, ką norint dovanoti, reikia padaryti, kad, kiek turėjau, patobulinau tenai, atnaujinau, kiek turėjau, apie 100. Muziejui dovanojau apie 100. Vėliau kultūros namams, kiek galėjau, tiek dirbau. Vienu žodžiu, man labai patikdavo, kai žmonės norėdavo šiek tiek. Bažnyčia irgi stengiausi dirbti. Irgi tarybiniais laikais, žinot, ten nieka nebūdavo. Tai tokie dekoratyviniai darbai. Velykiniai papuošimai įvairūs, kalėdiniai papuošimai, sienlaikraštį leidau. Atvažiavo šitą iš Vilniaus ateistiniai, tikrintojai. Ir nuėjo į mokyklą, sako, pasenęs laikraštis, į rajoną irgi kažkaip. Nuėjo į bažnyčią tvarkoj. Ką reikia sakyti? Bažnyčiai tvarkojo, mokykloje ir rajone ir kitur nėra tvarkos. Ir data sena, ir nepatiko taip jau, ir kleboną pagyrė, žinoma, klebonas neišdavė mane, kas jau čia darė. Tai mes patys savo jėgom darom tenai ir baigta. Žinot, iš darbo galėtų atleisti, aš buitiniai dirbau. O bažnyčiai visą laiką padėdavau, kiek galėdavau. Čia aš Romos katalikė jau. Ar, sakykit, sunku yra piešti žmogų? Ar sunku? Žinot, kad nelengva, ypatingai išraišką išgauti. Kitiems galbūt lengva, man tai nėra lengva. Išraiška svarbiausiai. Ką nori, ar liūdna, ar linksma, ir kad būtų tikra, taip jau. Ta išraiška, kad būtų tikra, nelengva yra. Bet reikia norą turėti didelį, man tai portretai šiaip savo nelabai. Darau. Bet pagrinde tai vis tik gamtos motyvai ir religinė tematika. Religinė tema patink man. Čia jau nuo žmogaus įsitikinimo. Ar galite pasakyti, kuris motyvas vis tik tai iš jūsų darbų yra pats mieliausias? Gal šitas? Reikia nufotografuoti, gal.
Dailininkės kūryba labai savita ir nevienalytė. Jeigu ankstesni dailininkės darbai primena Kamilio Koro tapybą, tai vėlesni kūrybos etapai pilni fovizmo elementų. Tai ryškios spalvos ir aiškus kontūras. Elementai perdėti, perspektyva iškraipyta, pastatai ir figūros supaprastinti iki elementarių pavidalų, o ryškios spalvos sustiprina emocinį vaizdo įtaigumą. Dažai ant drobės tepami įvairaus storio sluoksniais. Kai kur tas sluoksnis toks plonytis, kad pro jį šviečia šviesus kartonas arba apatinis neutralus dažas. Kitose paveiksluose išraiškai pasiekti naudojama labai grubi faktūra. Ryškių, laisvai užteptų spalvų bangos ritmiškai užlieja drobės ir apsupa vieną ar kelis kompozicinius centrus. Raudona, geltona, mėlyna, žalia energingai susipina viena su kita ir sukuria virpančią, pulsuojančią įtampą. Tačiau sykiu paprasta kompozicija kupina keisto lirizmo, netgi magiškos atmosferos. Kai kuriuose niūriuose tamsiuose kompozicijose atsiranda šaižus geltoni rausvi potėpiai, lyg neono blyksniai naktyje. Chronologiškai analizuojant dailininkės kūrybą, vis labiau pastebime simbolizmo atsiradimą. Čia vis daugiau literatūros ir mitologijos. Spalva, forma paveikslams suteikia veikiau išraiškos nei vaizduojamosios galios. Dailininkės populiarumą greičiausiai nulėmė vaizduojamųjų temų paprastumas ir aiškumas. Kiekvienam suprantamas tautiškumas ir religinė tematika kūryboje užima bene svarbiausią vietą. Todėl tautodailininkės vardą iš dalies galime naudoti apibūdindami Janinos Pildavičiūtės kūrybos kelią. Ta išraiška dar ne iš kalno. Kai pavargstu ir padedu. Taip ir kiekvieną taip. Kad turėčiau teptukų daugiau, būtų man lengviau. Braučiu ir žiūriu, ar čia taip, ar čia taip. Nu, jeigu yra kur pažiūrėti, pavyzdžiui, dabar tai labai lengva, o iš tų dėlių. Bet jeigu iš atminties, tai jau kai pradedu dirbti, matai, ar taip ar ne, kai įsivaizduoji, žinai, jau atmintį turi jau tenai, ką, nu, vienu žodžiu, ateina mintis, kaip dirbi. Nu, čia taip pavaizduota kelme yra, ir čia ta pievas, nu, dar nebaigta čia. Pienės čia, mergaitė džiaugiasi su tom gėlytėm. Paprasta gėlė, bet tai yra turtas labai. Ir čia kažkaip kelmė nelabai vertina. Ar jūs darot pienių vyną? Kad aš nemoku. O teko gerti pienių vyną? Man padarydavo, labai gerai. Kas jau moka padaryti, tai labai gerai, labai sveika. Čia jau kaip po reklamą.
Bet reklama teisinga čia. Jeigu būna tokia patriotiška nuotaika, jau tėvynės meilė ar ką, tai galvoju irgi, kad čia reikia taip jau pamylėti tą savo tėvynę, jau tokia suvargusi dabar jau paskutinių laikų. Ką čia reikia padaryti? Nu, vienu žodžiu galvoju ir nežinau, ar mano čia darbai geri, ar ne, nelabai žinau. Tų didelių menininkų buvo Žiauberis, tai irgi pagirdavo dailininkas. Nu, daug tų dailininkų turėjau pažįstamą. Nu, labiausiai mane girdavo tai Antanas Gudaitis, profesorius Vilniui. Paskutiniu laiku buvo. Nu, šitas labai girdavo, sako, spalviniai labai gerai. Nu, vienu žodžiu, visada rodydavo mano darbus jau prieš kitus senai. Antanas Gudaitis, profesorius. O kokios spalvos jums pačios mieliausios? Kuri spalva pati mieliausia? Nu, vienu žodžiu, kad labai šaukiančios, tai tokias spalvas nelabai tinka. Nu, vienu žodžiu, švelnumas, kad būtų. Švelnumas, atmosfera, kad būtų, nu, vienu žodžiu. Kai padarai, tada jau matai, ką padarai. Galima tobulinti. Pavyzdžiui, ir vieni metai pabūna paveikslas, ir kiti metai po trupučiuką tobulinu. Nu, ir kaip noriu, tai paskui ir išeina per kiek laiką. Nu, albumus tokius turėdavau. Jeigu kas man patinka tenai, dar pagražinu ar ką. Nu, vienam albume buvo, turėjau daug albumų, 4-5 buvo didelį tokie labai. Nu, ir į vieną įklijavau tenai gorilą tokia labai išraiški, tokia labai jau įdomi. Nu, ir paskui Staliną. Nu, ir tenai jau pagal savo nuomonę aš jau ten įklijavau, pagražinau. Nu, ir papuolė. Kratą darė pas mane. Papuolė ir tas albumas. Nu, po pažasties paėmė ir išnešė, bet jis pats taip piktai atrodė, taip išraudo, taip nepatiko jam, kad aš nežinau, sakau, kad čia rodos man, kad čia nieko bloga, taip nėra. Čia gali būti kaip pagal jūsų metodus, tai iš beždžionės žmogus kilęs, tai čia nieko bloga. Nu, bet matyt, jau jam labai nepatiko, nu, ir paskui po to ir visokių priežasčių ieškoja viską. Nu, ir areštavo, ir Raseinius išvežė, o iš ten vėliau vagonais į Komiją. Bet ten kažkaip viršininkai palaikė. Patikdavo, kaip aš paišydavau, norėdavau labai. Nu, jiems patikdavo. Nu, aš nieko negaliu pasakyti ant rusų, jau daugiau galiu ant mūsų žmonių. Gyvenimas Janinos nelepino, tačiau nepaisant visų vargų, neteisybės, ji visą laiką išsaugojo savo dvasios ramybę ir vaikiškai tyrą širdį. Janina augo šeimoje kartu su 2 seserimis, vyresniaja Jadvyga ir jaunesniaja Birutė. Tėvelis, kaip pasakoja dailininkė, Kelmėje savo parduotuvę turėjo, į kurią prekes iš Peterburgo veždavo. Kiek vėliau reumatu susirgo, bankrutavo. Karo metais sudegė ir mūras, kuriame gyveno šeima. Visa gatvė tada degė. Vėliau lageris Komija.
Iš lagerio grįžusi Kelmen džiaugiasi, kad gavo vaizdinių priemonių apipavidalintojos darbo meno dirbtuvėje, buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate. Džiaugiasi, kad galės tapyti gimtinę, jos spalvas, rikiuoti vieną pabaigtą darbą prie kito, taip glaudžiai, kad neliktų nei mažiausio plyšelio. Tikėjimas ir malda lydi Janinos kasdienius žingsnius. Vienuolynas vienas iš didžiausių neišsipildžiusių Janinos troškimų. Norėjau būti pranciškonė, bet karas ir pokaris, matyt, tokia buvo Dievo valia, pasakojo Janina. Laimė žmogų aplanko dažnai ir įvairiausiais pavidalais. Kartais taip paprastai, kad žmogus nesuvokia laikas ją savo rankose. Didžiausia Janinos laimė – dirbti, rodyti, dovanoti savo darbus kitiems. Nei viena liaudies meno paroda Kelmėje neįsivaizduojama be Janinos Pildavičiūtės tapybos darbų. Surengta ir autorinė paroda, kurioje apie Janiną pasakojo jos kūriniai, iškalbingi, kurie jos dvasios, jos kelio atspindžiai. Saviti peizažai, kerintys savo spalvomis ir formomis, atskleidžiantys kitokį, ne visiems regimą, pakylėtą pasaulį. Visi mes, dideli ir maži, kuklus ir išdidus, turime grožio instinktą, potraukį prie mūsų žvaldančio grožio, kuris padeda geriau suprasti ir labiau mylėti gyvenimą. Vadovas, mokytojas šiame kelyje yra kūrėjas, kurio darbus mes vertiname jausmais ir protu. Liaudyje yra sakoma, kur žmogus gimė, ten jam dalužiai auga. Pasisekė Kelmei, kad čia, šiame mieste, lemtis nulėmė dalužę Janinai Pildavičiūtei. Ar daug blogio patyrėt gyvenime? Ką atrodo, kad nieko nepatyriau blogą, tik tai aš gal nepagalvojau, gal ne taip, ne taip pasakiau, gal ne taip padariau, gal. O daug gerų žmonių sutikot? Daug gerų, labai daug. Čia Kelmėje daug gerų yra. Tik tai neaplanka. Niekas neaplanka. Iš giminių daugiausia atvažiuoja. Čia mano geri žmonės neaplanka. Netur laiką.